Nežinau, ką daryčiau. Kaip jam dabar bus? Jei tik galėčiau kaip nors jam padėti. Gal yra kažkoks būdas? O tikrai nieko nebegalime daryti. Kaip jis dabar gyvena? Nebegalėsi rasti darbą. Jis nebegalės dirbti. Ar yra toks darbas, kurį galėsi dirbti? Ar tau pavyks rasti darbą? Daug galvoti nereikia. Mano diena prasideda ryte. Atsikeliu, išgeriu puodelį kavos ir važiuoju į darbą. Darbe rašau klientų užsakymus. Planuoju savo dienos maršrutą. Nematau tame nieko neįmanoma. Niekada negalvoju, kaip elgčiausi, būdamas kito žmogaus vietoje. Nebent žiūriu filmą apie Jamesą Bondą. Dirbdama esu sutelkusi ties tikslais, kurių įgyvendinimas priklauso tik nuo mano pačios pasiryžimo. Reikia suprasti, kad vienas kito gyvenimuose galime atlikti svarbų vaidmenį. Aš renkuosi padėti. Stengiuosi, kad darbo dienos pabaigoje dar turėčiau laiko tam, kas man patinka. Skrisdamas jaučiuosi laisvas. Visada turime galimybę rinktis, kaip norime save realizuoti, augti bei tobulėti profesiškai. Svarbiausia – atsikratyti dvejonių. Viskas priklauso tik nuo požiūrio ir užsispyrimo. Tai reikia norėti save atrasti bei pažinti. Ir niekada nepamiršti, kad geriausias laikas yra tas, kurio mėgaujiesi. O visa kita yra ribos. Jas susikūrėme mes patys. Galiu dirbti mylimą darbą, mokytis bei siekti svajonių, pasikliauti savimi, daryti ir nebijoti klysti.